Didžiąją C pradedame rašyti šiek tiek žemiau nei viršutinė linija. Po truputį kylame aukštyn ir brėžiame puslankį, kol pasiekiame viršutinę eilutę. Labai svarbu ją tik paliesti, bet neperžengti. Toliau tęsiame puslankio brėžimą ir leidžiamės žemyn. Kai mūsų brėžiama linija pasiekia apatinę eilutę, dar šiek tiek pakylame aukštyn ir sustojame. Tai yra rašytinė C didžioji. Dabar pasimokysime rašyti mažąją C raidę. Ji atrodo lygiai taip pat kaip didžioji C, tik telpa tarp dviejų linijų. Mažąją C pradedame rašyti šiek tiek žemiau nei vidurinė linija ir puslankiu kylame aukštyn, kol paliečiame vidurinę liniją. Toliau puslankiu leidžiamės žemyn. Kai mūsų brėžiama linija susiliečia su apatinė eilute, puslankiu kylame šiek tiek aukštyn ir sustojame. Tai yra rašytinė C mažoji. Kad geriau išmoktumėte parašyti didžiąją ir mažąją C raidę, reikia praktikuotis. Pabandykite visą pirmą eilutę užpildyti tik didžiosiomis C raidėmis, o žemiau esančią tik mažosiomis C raidėmis. Taip kartokite, kol užpildysite visas puslapyje esančias eilutes.